Sveiki. Nors teisiniai ir mokesčių klausimai gali pareikalauti daug laiko ir pastangų, kad juos suprastumėte ir išspręstumėte, šis vaizdo įrašas yra vienas trumpesnių. Tai nėra todėl, kad manome, jog šie klausimai nėra svarbus, jie mums tikrai svarbus. Tačiau mes neteikiame teisinių ar mokesčių konsultacijų. Todėl viskas, ką galime padaryti čia, tai nurodyti siūlomus informacijos šaltinius ir patarti kreiptis į profesionalus dėl jūsų konkrečių poreikių. Taigi pradėkime nuo dviejų aspektų, kuriuos reikėtų įvertinti svarstant sutartinius santykius. Yra dvi pagrindinės tarptautinės prekybos dokumentacijos svarbos sritys. Pirmasis aspektas susijęs su bet kokios siūlomos sutarties struktūra ir tekstu. Turėtumėte žinoti, kad sutartinė dokumentacija yra sritis, kuri gali sukelti problemų ir nesusipratimų tarp galimų partnerių. Siūlomas sprendimas, kaip sumažinti šias problemas ir nesusipratimus iki minimumo, yra naudoti Tarptautinės prekybos rūmų ICC pavyzdines sutartis ir sąlygas. Šias sutartis parengė teisiniai ekspertai iš viso ICC pasaulinio tinklo, todėl jos yra subalansuotos ir neutralios šablonai. Skirtingai nei daugelio kitų organizacijų modeliai, ICC modeliai nėra palankus jokiam pramonės sektoriui, geografiniai vietoviai ar šalių kategorijai, pavyzdžiui, pardavėjams ar pirkėjams. Kaip ir bet kurį dokumentų šabloną, jos prieš pasirašant turėtų patikrinti teisininkas, kad būtų užtikrintas atitikimas atitinkamiems vietos teisės ir reguliavimo reikalavimams. Šios šablonus galite rasti žemiau pateiktoje nuorodoje. Taip pat norėtume jums patarti, kad prieš pasirašydami bet kokią naują sutartį visada pasikonsultuotumėte su teisininku. Tai daroma tam, kad suprastumėte šių sutarčių pasekmes, teisės ir įsipareigojimus. Tai ypač svarbu, jei originali sutartis buvo išversta. Priklausomai nuo taikomos teisės, jūsų supratimas apie tam tikrą frazę gali skirtis nuo jos teisinės reikšmės. Antras svarbus dalykas, turite suprasti bet kokių skaitmeninių dokumentų ir parašų statusą. Šiuo klausimu siūlome pasitarti su savo prekybos rūmais. Turite užtikrinti, kad visi svarbus skaitmeniniai dokumentai, kuriais keičiamasi, turėtų tokią pačią teisinę galią kaip ir jų popieriniai atitikmenys. Jei norite sužinoti daugiau apie tarptautinės prekybos dokumentų skaitmeninimą ir dar nematėte vaizdo įrašo Tarptautinės prekybos skaitmeninimas, rekomenduoju jį peržiūrėti. Išsiaiškinę visus teisinius klausimus, tuo pačiu metu turėtumėte pasitikrinti situaciją dėl galimų mokesčių prievolių. Apie tai pakalbėsime kitoje skaidrėje. Eksportuojant gali atsirasti papildomų mokesčių klausimų, tačiau jie neturi būti sudėtingi. Turėtumėte pasitikrinti situaciją savo prekybos rūmuose, pas ekspedijavimo įmonę ir arba pas savo buhalterį. Bet kokie papildomi mokesčiai ir mokesčių ataskaitų teikimo reikalavimai, kurie gali būti taikomi jūsų įmonei, priklausys nuo taikomų Incoterms kainodaros sąlygų, eksportuojančios šalies, importuojančios šalies, bet kokių prekybos susitarimų tarp šių šalių sąlygų, taip pat nuo to, ar prekyba vyksta fizinėmis prekėmis ar paslaugomis. Jei prekiaujama fizinėmis prekėmis, įvesties turinio šaltinis taip pat gali būti svarbus. Pavyzdžiui, kiek pridėtinės vertės gaunama iš eksportuojančios šalies, o kiek iš trečiųjų šalių ir iš kurių trečiųjų šalių. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose importuojančiose šalyse fiskaliniais tikslais jums gali tekti registruotis importuojančioje šalyje. Tarifai. Jums tikrai reikia suprasti, ar taikomi tarifai ir kaip jie paveiks jūsų kainodarą. Muitų tarifus moka importuotojas. Todėl, ar jūsų įmonė bus atsakinga už šios mokėjimus, priklauso nuo to, ar esate eksportuotojas ar importuotojas. Šis vaizdo įrašas nėra profesionali konsultacija. Todėl siūlome, jei reikia, kreiptis į savo buhalterį, savo ekspeditorių, kuris gali užpildyti deklaracijas tiek vietos, tiek užsienio muitinės institucijoms, savo muitinės agentą ar tarpininką.
Jie užtikrina, kad prekės būtų išmuitintos ir gali veikti kaip tiesioginiai arba netiesioginiai atstovai. Tai gali apimti importo arba eksporto muitinės deklaracijų pateikimą muitiniai ir importo muitų, pridėtinės vertės mokesčio, akcizo ir katai mokėjimo palengvinimą importuotojų ir eksportuotojų vardu. Jūsų prekybos rūmai. Štai ir viskas. Žemiau rasite nuorodas į eksportuotojo kalendorių, Tarptautinės prekybos komisijos ECC dokumentaciją ir Incoterms, kuriuose nedviprasmiškai nurodyta, kas už ką turi mokėti. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei norėtumėte susisiekti su manimi tiesiogiai, prašome tai padaryti. Mūsų svetainė ir mano pašto adresas yra šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite mūsų kanalą, kad gautumėte daugiau įžvalgų apie tarptautinės prekybos plėtros galimybės. Tiesiog spustelėkite prenumeruoti nuorodą ekrane. Tai nieko nekainuoja. Jei manote, kad kam nors iš jūsų pažįstamų tai būtų įdomu, pasidalykite šią nuorodą su jais. O jei esate pasiruošę žengti kitą žingsnį, peržiūrėkite kitą vaizdo įrašą grojaraštyje. Nuoroda yra čia pat.